Sveiki, draugai. Nu ką, šiandien šeštadienis, naujausios žinios apie visos savaitės herojus, apie Dovydo ir Simono šeimą. Sakė, vaikų teisės nuo jų neatstoja, skambinėja telefonu, visokius nori siūsti dokumentus, jie prašo palikti juos ramybei, paprašė tada dokumentus atsiųsti paštu, sako, tai elektroniniu, sako, ne elektroniniu, atsiųskit per paštą, paštu. Tai vietoj to, kad atsiųstų paštu, atvažiavo į namus, baladoja duris, įteikinėja, reikalauja pasirašyti ten tuos visokius dokumentus, jie ten siunčia juos velniop ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, nepalieka jų ramybei, dar kol kas, žinokit, dar čia ilgas kelias, aš kaip matau. Na, bet faktas tas, mama jaučiasi gerai, leliukas jaučiasi gerai ir žodžiu, kaip sakė Dovydo tėtis, nu, čia sako tokie laikini nepatogumai. Tai šitas momentas liūdna, kad dar neatstoja ta tarnyba, vis tiek jinai neduoda jiem ir greičiausiai neduos gyventi. Ir po to mes stebimės, kad pas mus gyventojų kiekis mažėja. Nu tai užknis juos, emigruos iš Lietuvos ir viskas, negi čia kitaip kažkas tai bus. Jau informavo mane fondo direktorė, kad jau lyg tai nustojo kristi pavedimai, tai likutis kiek yra sąskaitoj, šiandien pervesim Dovydui sąskaitą, tai irgi paviešinsim tą pavedimo, tą kopiją, kad niekam nekiltų abejonių, nes kadangi aš, kaip sakant, pokerio nežaidžiu, nėra kas slėpti. tai iš esmės šitas momentas ir ką? Rytoj visų laukiu. 12 valandą Vilniaus gatvėje 22 Kaune, Senamiesty. Susitikti ir kviečiu visus, ypatingai tuos, kurie rašė, dar ne visiems atrašėm atgal, nes tikrai milžiniškas kiekis yra kreipimus, į Facebooką prirašyta labai daug, galiu padėkti, tai visus kviečiu atvažiuoti. Na, pamatysim to dydį, tą problemos dydį, nes, jeigu kai kas vėl rašinės mum, o neatvažiuos, tai reiškia tiek ir tų vaikų reikia. Tai kviečiu visus ir teisininkus, kas siūlėsi pagalbą, kviečiu ir psichologus, ir šiandien gavau skambutį ir ieško psichologo. Na, tai tiesiog reikia visiems išdiskutuoti šitą problemą ir priiminėti konkrečius veiksmus. Nuspręs, ką toliau daryti. Tai dalyvaus Vilčinskas, dalyvausiu aš, aišku, be abejonės. Na ir susimatysim. Tai rytoj, sekmadienį, 23 dieną, 12 valandą, Vilniaus gatvė, 22. Pasimatysim, pasišnekėsim, papasakosit, kas su kokiom bėdom susidūrė, gal vieni kitiem galėsim padėti. Pamatysim. Iki ryt.